iškilmingą paminėjimą už laisvės gynėjus ir dabar prašytumėm tarti sveikinimo žodį mūsų nėra. Gerbiamas Dekane, gerbiami Švenčionių miesto gyventojai, Švenčionių rajono gyventojai ir svečiai. 21 sausio 13 visiems svarbiams rašyta mūsų istorija ir pažengta didelės tragedijos, skausmo, kraujo, bet kartu ir didelės vilties apsivalymo tikros vilties ženklais. Tos dienos tapo riba skleidžia pažeminimą ir orumą, nuolankumą ir pasididžiavimą. Tai mūsų dvasinio apsivalymo ir atleidimo laikas. Ta naktį, prieš 21 metus, buvome ir niekada vieningi, sąžiningi vieni prieš kitus, prieš pačius save, prieš Dievą. Šiandien ištikringai, pagerbdami tuos, kuriuos prašo praleisti, prisiminkime šį jausmą dar kartą. Susirinkome, kad dar vėl susitiktume, kad atsirinktume, kad pagerbtume ir susimastytume. Kas yra didvyris? Didingas žmogus, išsiskiriantis iš minios ir pasižymintis ypatingą savo buvimu pasaulio prasmės bei misijos pareigą. Ar tai veikiau nieko iš kitų nesiskiriantis žmogus, bet vertinga akimirka, kai reikia žvelgti pavojų tiesiai į akis, tyliai ir reikšmingai kaip patartas. Ar per šios metus išlikome tokie patys, kokie buvo anuomet? Tada mus veikia netekami žodžiai, laisvė ir nepriklausomybė. Norėjome gyventi ir patys kurti savo gyvenimą, savo nekupėjimų ateitį. Tai mus vienyje. Šiandien, išnykus regimoms laisvėms valstybei, amžinosiams dvasiniams vertėjams tarsi pasitraukė į antrą planą. Ramybės nesminga šiandienė Lietuvoje, su dažomis lietuvais, pykčio protrūkiais, netyliančiais įstarinėjimais, kaltinimais ir sąmokslas iš mūsų gyvenimo traukiasi kažkas labai vertingo. Visus esančius šiandieną čia, Dievo namuose, susirinkusius bažnyčioje ir man šis susibūrimas sausio 13-osios bažnyčioje labai
tikrai asocijuojasi su tuo minių susibūrimu prie parlamento, prie televizijos bokšto, kur buvo susirinkusios taip pat minios su malda savo lūpose ir širdyje, melsdami aukščiausiojo pagalbos ištverti tikrai tą sunkią, visiškai nelygę, bet labai prasmingą kovą. Taigi tos vietos, ar televizijos bokštas, ar parlamentas, ar spaudos rūmai, buvo tapusios savotiškomis šventovėmis, nes ten dėjosi žmonių tikėjimas ir viltis. Taigi šiandieną kviečiu visus dėkoti Dievui už šią malonę, melsti jo palaimos ateičiai, mums visiems, mūsų šeimoms, mūsų tėvynei. Ir šiandieną, kada mes stovime tikrai drąsiai ir be baimės, laisvi, kada nereikia kariauti, nereikia stoti prieš tankus, nereikia stoti prieš ginklus, tikrai yra už ką Dievui padėkoti. Tas etapas, kuris buvo prieš 91-uosius ir po 91-ųjų šie du etapai, tai yra mūsų gyvenimo dalis, kurios mes dėja negalime išbraukti ir vienokio gyvenimo paragavę ir kitokio gyvenimo paragavę. Ir man labai patinka šioje vietoje Stefano Žerovskio žodžių, kuris sako, jog gyvenimas yra sunki pamoka, kurios negali išmokti. Šiandieną taip simboliškai mes sudėjome, vaikai, ačiū, tikrai sudėjo tokią kryžių iš žvakių, degantį kryžių. Tai kančios simbolį, mūsų tautos kančios simbolį. 14 žuvusių žmonių per sausio 13-osios įvykius. Ir gerasis Dieve mūsų geradarėms ir visiems, kuriems mes liekame skolingi. Padėk Viešpatie visiems, kuriuos mes sutikome gyvenimo kelyje ir linkėjome gero. Dangaus ir žemės Viešpatie mūsų žingsnius kreipk į save, kad tave labiau už viską mylėtume, visiems gerą darytume ir amžinybėje tave šventųjų būryje garbintume. Per Kristų mūsų Viešpatie. Gerasis Dieve, mes kartu su kunigu aukojame tau savo džiaugsmus ir rūpesčius, gerus pasiryžimus ir save pačius visą gyvenimą. Aukojame tau Viešpatie duoną kasdienybę. Gerasis Dieve, supratėjai jėgus, sunokini vaisius. Darbščios žmonių rankos gamina iš jų vaikus. Atnešame vaisių. Viešpatie, norėdami liudyti mūsų gyvenimo prasmingumą, atnešame vaisius. Kaip vynmedžio šakelės semiasi gyvybės iš gyvybingo vynmedžio kamieno, taip mes semsimės tikėjimo, vilties ir meilės iš neblėstančios Dievo malonės lobyno. Aukojame tau Viešpatie žvakę, tai Kristaus šviesa. Ji simbolizuoja Kristaus nemirtingumą. Ji šiandien palaiko ir apšviečia mūsų gyvenimus. Žvakės šviesa kalba apie Dievo buvimą ir besiaukojančią Dievo ir žmonių meilę. Tegul jos galia, šviesa ir paslaptis būna mumyse. Aukojame Viešpatie duoną ir vyną, kurie tavo valia šiandien tampa tavo kūnu ir krauju. Leisk mums kiekvieną dieną dovanoti save tau ir žmonėms, kad patys taptume duoną pasaulyje. Verskime broliai ir seserys, kad Viešpats maloniai priimtų visų mūsų auką.
Tai darykite mano atminimui. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, kad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteikia žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visur ir visada telydi jus. Palinkėkime vieni kitiems ramybę. Palaimintis visagalis ir mylintis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji